Laba diena. Esame gavę užklausę, ką daryti, jeigu mano turimas pultelis yra Beninka To Go VW, tačiau užsisakiau pultelį Beninka To Go VA ir jo nepavyksta pririšti prie vartų automatikos. Tai tiesiog dabar paaiškinsiu, Beninka To Go VW dirba kintamo kodo sistemoje, o šis pultelis automatiškai yra nustatytas dirbti ARC Beninka sistemoje, tai yra tiesiog skirtingos koduotės, tačiau pergyventi tikrai nėra dėl ko, kadangi šis pultelis, būtent Beninka To Go VA, yra ypatingas tuo, kad jį galima pervesti iš vieno režimo į kitą. Šiuo atveju turime du imtuvus, vienas yra Beninka ARC, kitas yra dirbantis su kintamo kodo sistemomis ir jas atidarinėja pultelis Beninka To Go VW. Taigi patikrinkime. Dabar pultelis yra ARC režime, jeigu aš paspausiu šį mygtuką, kuris yra pririštas prie vartų automatikos, užsidegs šis indikatorius. Paspaudžiu, užsidega žalia lemputė. Dabar, jeigu noriu pervesti šį pultelį dirbti į kintamo kodo sistemą, tai yra, kad jis būtų suderinamas su jūsų sistema, kurią atidarinėjate Beninka To Go VW, turiu pervesti į režimą kitą. Paspaudžiu du mygtukus vienu metu, ledas užsidega, jisai trumpam užges ir pultelis sumirksės du kartus. 1, 2. Atleidžiu ir dabar tikrinu, ar dirba jis jau kitoje sistemoje, būtent prie kintamo kodo imtuvo. Turiu užsidegti šitas indikatorius. Užsidega. Taigi, šis dviejų mygtukų paspaudimas ir ilgesnis palaikymas, kai sumirksi ledas du kartus, perkelia jį darbiniam režimui prie kintamo kodo sistemos. Galima grąžinti jį prie ARC sistemos, vėl tik tai paspaudžiame ir luktelsime, užges ir užsidegs ledas vieną kartą. 1. Jis jau dabar dirba vėl ARC sistemoje. Taigi priklausomai nuo to, kokia yra jūsų sistema, šį pultelį galite pervesti iš vienos koduotės į kitą ir naudoti prie abiejų sistemų.